ilgą ir išsame išdurkę, kurią mums atsiuntė Arūnas. Ir jis, reiškia, sako, kad va, čia paskambinkite mano tėčiui, nes mes nuomojamės butą iš tokio vieno Sergejaus. Ir pagazdinkit, kad man čia kažkas tai atsitiko. Arūnai, tavo žodis mums įstatymas, skambiname tavo tėčiui. Oi, kaip skambinamės tavo tėčiui. Pats prisiprašai. Nu, žodžiu, tikėkime, kad viskas kultūringai gausis. Be keiksmų. Tam skambinė, ne? Aš nedalyvauju. Taip. Pick up the phone. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. A čia Gelminas. Juk. Labas vakaras, čia jums skambina Sergejus iš Vilnius. Pas jūs jūsų sūnus Arūnas pas mane nuomojasi butą. Aha. Vo, žiūrėkite, pas mus buvo susitarimas su Arūnu, kad arba skambinu jums, arba policijai. Tai iš karto jums paskambinau, nes davė numerį. Aš grįžau, pas jūs yra šitiegi kambariokai, taip, Vytenis, ten Karolis, Lukas. Nu. Tai aš grįžau, aš radau jos rūkant žolį mano būtė. Kas rūkė? Nu, visi keturiesi dar pasiėmė 2 mergas ir suprantate, šičia rūkė žolį. Aš pasakiau, kad aš iš karto policijai skambinu arba duokite tėvų numerius. Tai vat aš paskambinau jums pasakyti pirmam, nes, nu, taip nežinau. Iš mano būto nori padaryti narkomanų landinę. Nu, blin, kad jie nebuvo narkomanai. Nu, ką aš žinau, aš grįžau, žolės kvapas net pažįstu. Nu, tai gerai, ačiū. Ne, tai žiūrėkite, dabar kaip mes darome, nes aš nežinau, kaip su jais šitais nikadėjais dabar pasielgti, nes jie supranta... Kaip tu negali jos biški praauklėti? Nu, tai kaip aš jis paauklėsiu, ką jie mano sūnus? Blin. Nes aš tai, pavyzdžiui, aš jiems, supranti, nu, pasakiau, pribariau aš jos. Nu, nes, nu ką, pas mane namie, nu, normalūs namai atrodo normaliems išnuomavau, čia supranti, va tokie dalykai. Aš užėjau pasiimti nuomą, avo. Kaip? Užėjau pasiimti nuomą, avo. Nuomas netidavė? Ne, nu, tai mums reikėjo, supranti, pašnekėti, nes yra tenais komunalinė dabar viską. Ir ateinu, supranti, jie va šitą visą. Tai kada čia buvo, šiandien? Nu, šiandien, supranti, ateinu, nie savaitgalis, Kalbėjau, kokius 3 valandas atgal, niekas sako, sergu, sakau, kada, sakau, parvažiuok namo, sakau, 5-dienį, sakau, kad būtum namuose. Ne, sakiau, 4-dienį, sakau, ne, tai sako, 5-dienį paskaita yra. Ne, tai kur jis bus sveikas visas apsirūkęs, supranti, ateinu visi išsigandė, vienas juokėsi, tenas nesuprantu, merginas jau švariau, dabar reikia pašnekėti su jumis, tada nežinau, ką aš su jais darysiu. Aš man reikia susieškoti tų kitų pasanų tėvas panvežyje, aš jiem... Ne, tai aš jums pats paskambinsiu, jau dabar jums pirmam skambina, po to jau skambinsiu į tam Vytenį, į Karolę, į Luką tėvams. Visų tėvų telefonus turi. Nu, tai davin, tai pasakiau, arba taip, arba policiją kviečiu. Tai kažkaip, tai bent jau šitą suprato, kad reikia, o taip tai nelabai atinais, ką nesupranta, ką aš kalbu. Nu, tai taip apsirūkė buvo, ne? Nu, tai taip, nu, tai ką, sėdži, supranti, tenais tas prirūkytas kambarys, niekad, nu, nežinau, žinokite, man net rankos nusvyra. O jofansi, nu, da, kai tu savo, nu, čia ten, tai kad tas pacanas man tai nerūkydavo nieko, šiandien. Nu, tai vat, kad atrodo, aš galvoju, tokiems, nuomočiau, kur... Bahūrai buvo, ne huliganai, ne pijokai, nieko. Ne, nu, tai vat, aš dėl to įnumavau, kad aš negalvojau, kad, supranti, atrodo normalūs vaikinai viską, o tai po to, supranti, va, geria, po to, kad vokt nepradėtų. Nu, tai taip, vok pradės rūkyti, pradės eit voknus. Nu, tai čiagi vienas žingsnis iki taborą. Nu, taip, gerai. Tai klausykit, nu, tai kaip dabar čia jūs paskambykit kitiem tėvam ir pasakykit, kad mano numerį paskambintų, aš jo susitiksiu rytoj su kitais tėvais. Ne, tai žinokite, tik tai tada vienas dalykas, kurį aš jums dar noriu pasakyti apie šitos jūsų šelmius, kad jie, žinokite, įdavė jūs, davė man jūsų numerį. Aha. Ir jie tai žinojo, kas aš toks. Aha. Nes aš tai dirbu radio stotyje
Zip FM. Skambina jums radistai iš Vilniaus, Justinas Jankevičius ir Rolandas Mackevičius. Iš radijos stoties Zip FM Vilniuje. Sveiki, labas vakaras. Labas vakaras. Ir Arūnas, žinokite, tiesiog nutarė šiek tiek paprikolinti. Viskas pas juos tvarkoj. Gyvena jie gerai, tiesiog norėjo tai ir perduoti, kad Vilniuje gyvena gerai, Pinigų gerai viskas tvarkoj. ir nieko jie nedaro blogai. Tai va, mes paskaminom juokais jūs šiek tiek panervuoti, nes žinom, kad per geras vaikas, tai tiesiog reikia, man atrodo, šiek tiek jums streso. Kaip jaučiatės? Gerai, ačiū. Dabar jau gerai, ne? Jo. Nusiraminot šiek tiek? Jo. Nu gerai, tik tai neskriauskit, žiūrėkit. Nu, vat kažką tai šiek tiek. Nepiktybiškas gibairis. Spaudimą pakėlė. Spaudimą pakėlė. Nu nieko, biški viniuko išgerkit ir praeis tas spaudimas. Gerai, panas Gelminai, gero jums vakaro. Ačiū. Ačiū už pokalbį. Viso gero. Man tada jo Jėzus, kai susiderino. ant galo. Jūs duokit. Taip. Ir taip nuoširdžiai. Taip. Arūnai, įdami į savo tėtį. Galiu pasakyti taip, Arūnai, namo. Važiuok jau tik su gėlėm. Sirk namie. Sirk namie, čia geras irgi. Gerai, viskas.